Ačiū. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mielas dangiškas Tėve, šiandieną vėl Tu mums leidai susirinkti čia, Akmenės bendruomenėje, už kurią Tau nuoširdžiai dėkojam, nes Tu kaip Tėvas mus padarei savo vaikais, nors kai mes pagalvojam, tai visos žemės gyventojai yra Tavo vaikai, Tavo dukros, Tavo sūnus. Taigi ir šiandieną Tu mus suvedei tam, kad mus savųjų žodžiu sustiprinti, mūsų tikėjimą, mūsų džiaugsmą, mūsų viltį dėl ateities. Nes Tu žinai, kad šitas pasaulis turi savo abejones, turi savo nusivylimus ir turi savo baimės. Todėl šiandieną mes prašome Tavosios šventosios dvasios ir išminties, kad mes galėtumėm stiprėti ir augti tikėjime, nes mūsų tikėjimui gresia daugybė pavojų. Šitame pasaulyje mes turime ir matome daug įvairiausių problemų ir sunkumų ir turbūt nerasime nei vieno žmogaus, pro kurį tie sunkumai, problemos, ligos ar rūpesčiai praeitų. Todėl ir šiandieną mes prašome Tavosios dieviškos angelų apsaugos ir pagalbos visiems, kurie kenčia, kuriems reikia gydytojų pagalbos ar vaistų pagalbos, ir taip pat tiems, kuriems reikia taikos, saugumo, ramybės, kad jie galėtų džiaugtis gyvenimu. Tuo tarpu mes žinome, kad yra šalių, kur vyksta karas, ir žmonės, ir vaikai, ir net gyvūnai negali ramiai miegoti, nes nežinia, kada jiems reikia šitą pasaulį palikti ir gali būti susodinti. Todėl šiandieną mes meldžiame išminties viso pasaulio žmonėms, kad jie susitartų dėl taikos. Taip pat ir šiandieną mes meldžiamės už vieną jauną vyrą, kuris 37 metų, važiuodamas dviračiu, karštą dieną, sustojo širdžiai, mirė. Liko vaikai, žmona. Todėl mūsų viltis ir noras būtų, kad mūsų Viešpats Jėzus, taip kaip ir anuo metu prikėlė mirusiuosius, taip ir šiandieną Jis tą padarytų. Bet tą mums, mielas Tėvas, dovanok tikėjimo ir drąsos, kad mes neabejotume kaip tie, kurie neturi vilties. Bet jeigu ir mirsime, mes žinome, kad tie, kurie tikėjo ir pasitikėjo Tavimi, nors ir numirs, bus gyvi. Tad ir artimiesiems, mielas Tėve, suteik jėgų, tikėjimo, kantrybės ir vilties dėl ateities, kad Tu nepaliksi našlių ir našlaičių vienų, bet Jas ir toliau pasirūpinsi. Viso to prašome ir dėkojame Tau, Dieve mielasis, Tavo Sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius, kurie yra užrašyti pradžios knygoje arba pirmojoje Mozės knygoje, 3 perskirimą ir 8 sakinį, kur yra parašyta: Išgirdę garsą Viešpaties Dievo vaikščiojančio sode, pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Prašom sėstis. Norėčiau perduoti Jums šiandieną linkėjimus nuo Kybartų, nuo Jurbarko, nuo Šiaulių bendruomenės ir taip pat nuo mūsų krašto vyresniojo Andriejaus Andrijanovo, kuris ateinantį sekmadienį ketina čia atvykti. Taigi siunčiu Jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Prašau. Taigi šiandieną girdėjome pasakojimą užrašytą šventajame rašte, kurį turbūt jau žino didžioji žmonijos dalis, nes šventas raštas yra skaitomas visame pasaulyje ir apie tą žino turbūt daugybė žmonių, kad kas įvyko Edeno sode, tai yra rojuje, ir daug žmonių šiandien galvoja, kurgi buvo tas rojus, kurgi tas Dievas bendravo su žmonėmis ir kas iš tiesų buvo ir yra tas Dievas, kuris vaikščiojo, kaip čia yra rašoma, sode pavakario vėjeliui dvelkiant. Ir jeigu taip įsiskaičius į būtent pradžios knygą, ten galima pastebėti, kad
rojus yra manoma, kad vis dėlto buvo žemėje ir jisai buvo tarp Tigro ir Eufrato upių. Ir mokslininkai tam irgi taip pat pritarė, kad pirmoji civilizuotesnė arba civilizuota jau žmonija vis dėlto atsirado tarp Tigro ir Eufrato upių, kurios buvo vienos iš tokių palankiausių sąlygų žmonėms žemėje gyventi. Ir vėliau žmonės, kai jie dauginosi jau, tai jie pagal tas upes kėlėsi ir keliavo toliau, neatsitraukdami toli nuo upių, nes jie žinojo, kad vanduo žmogaus gyvenime turi ypatingą svarbę reikšmę, nes žmogui reikia gerti, reikia skalbtis, žodžiu, vanduo žmogui visais laikais buvo labai svarbus. Taigi žmonės keliavo iš tarp Tigro ir Eufratos įsikūrusio Edeno sodo, jie iškeliavo į tolimesnes žemes ir taip žemėje apsigyveno žmonija. Ir turbūt jeigu šiandieną mes paklaustume, kasgi yra Dievas ir ar jisai yra žmogus, tai turbūt nemažai žmonių pasakytų, kad Dievas yra žmogus, nes šventas raštas mums liudija, kad Dievas sutvėrė žmogų pagal savo pavidalą ir savo paveikslą. Taigi išeitų taip, kad Dievas yra arba buvo žmogus, yra žmogus, buvo Jėzuje Kristuje. Taigi Dievas yra žmogaus pavidalą turintis Dievas. Bet šventas raštas mums kartais iškelia tokių klausimų, kurie mus priverčia abejoti tuo, kad Dievas yra žmogus. Nes jau Mozė, mūsų pranašui, kuriam Dievas apsireiškė ir davė vieną iš pirmųjų savo įsakymų, tai jisai būtent priminė tai, kad mylėk viešpatį savo Dievą ir savo artimą kaip pat save ir nedaryk savo jokio paveikslo arba jokio drožinio, kuris būtų panašus į žmogų, į paukštį ar į gyvulį, nes jisai sakė, mano pavidalo tu nematei. Mozė nematė Dievo. Ir yra sakoma šventajame rašte, kad niekas niekada Dievo nėra matę. Bet ir vėl, skaitant šventą raštą, pranašą Ezekielį ir kitus pranašus ir tą pačią pradžios knygą, ir galime pastebėti, kad Izraelio tauta matė Dievo šlovę, jie tarsi matė, pranašas Ezekielis matė Dievą tarsi senelį, tarsi žmogų, aplink kurį buvo dar 4 būtybės, kad vėl mes skaitome, kad pas Abraomą atėjo 3 vyrai ir tai buvo Dievas. Taigi labai yra sunku suprasti, kasgi iš tiesų yra tas Dievas ir kaipgi įmanoma jį pažinti arba kaip dar įmanoma iš viso su juo bendrauti. Nes čia mes skaitome, kad pirmieji žmonės, jie turėjo galimybę tiesiogiai bendrauti su Dievu, o po nuodėmės jau tas bendravimas tarp Dievo ir žmonių buvo nutrauktas ir buvo pastatytas angelas su kertančiu kardu, kad tol, kol žmogus gyvena kūne, jam su Dievu susitikti deja jau nebus galima. Bet ir vėl, ir čia galime atrasti tam tikrų prieštaravimų, nes vėl turbūt mes puikiai žinom, kad pas Dievą ir šiandieną gali ateiti žmonės visi, ar nusidėję, ar mažiau nusidėję, ir visi gali kreiptis ir į jį, ir nėra jokios sienos, kuri gali žmogui užkirsti kelią, bendrauti su Dievu, tai reiškia melstis. Melstis žmonės gali visi, bet galima būtų pasakyti, kad patys žmonės gali pasistatyti tas sienas, tai reiškia abejones, tai reiškia tingėjimą ir galvojame, kad melstis yra beprasmiška, nes Dievas mūsų negirdi. Tai pasirodo ir šiandieną tas bendravimas su Dievu yra įmanomas maldoje ir jisai puikiai mus girdi, bet mes kaip žmonės galvojam, kad tai yra, arba yra žmonių, kurie taip galvoja, kad tai yra beprasmiška, nes Dievas mūsų negirdi, o gal dar buvo manančių, kad Dievas nesupranta lietuviškai.
nes galvoja, kad jeigu žmogus, kuris gyventas kitoje šalyje, nesupranta mūsų kalbos, tai ir Dievas mūsų nesupranta. Bet Dievas iš tiesų žmonių mintis supranta ir jam nereikia pasakoti apie žmogų, ką jisai galvoja, kur jisai gyvena ir jo labiau, kaip jisai kalba. Taigi Dievas puikiausiai pažįsta, kiekvienas žmogus gali į jį kreiptis ir kas įdomu yra bet kur ir bet kada. Tai čia mes matome, kad Edeno sode tik Dievas su žmonėmis gyveno ir galėjo ten bendrauti. Tuo tarpu dabar, kai žmonės buvo išvaryti iš rojaus, tai žmonės turi tą galimybę, nebūtinai tik tai Edeno sode, nebūtinai tik tai bažnyčioje ir nebūtinai tik tai lotynų arba žydų kalba, bet jie gali kreiptis bet kur ir bet kada. Tuo tarpu žmonės visais laikais norėjo tam tikras ribas nustatyti, kad jeigu žmogus jau yra nusidėjęs, tai jam melstis nėra ko, nes Dievas nusidėjėlių žmonių neklauso. Ir buvo galvojama, kad jeigu žmogus nusidėjo, tai jam jau galas. Išsigelbėjimo jam nėra, Dievas jo neišklausys ir jam tik tai vienas kelias yra į pragarą. Bet ir vėl mes skaitome, kad taip galvojo žmonės, o žmonių, kaip mes žinome, nuomonių yra įvairiausių. Taigi jie turi savo supratimą tokį, galima sakyti, dalinį. Ir apaštalas Povilas mums primena ir sako, kad mūsų žinojimas ir pažinimas yra iš dalies tik tai dalinis ir mes nepažįstame Dievo, nes nesame jo matę. Nors apie tą matymą mes skaitome Evangelijose, kad Tomas buvo ir kiti apaštalai, jie sakė, Jėzau, parodyk mums savo tėvą Dievą ir mums užteks. Tada mums bus paprasčiau tikėti. Ir kamgi Dievasgi slapstosi, kodėlgi negalima jo matyti, juk jeigu mes jį matytumėm, tai visiems nereikėtų ginčytis, kad Dievas yra. Bet apaštalas čia ir vėl tam prieštarauja ir sako, kad Dievas yra, tai jisai apie save liudija. Ir visas pasaulis liudija, kad jo sutvėrėjas yra Dievas. Bet kas jis yra? Tai mes tik tai apygraibomis, kaip apaštalas Povilas rašė, būtent būdamas ir kalbėjo, būdamas Atėnuose, kad mes tarsi Dievą pažįstame tarsi tik tai apygraibomis. Ir šventas raštas mums primena, kad daug žmonių norėjo pamatyti Dievo veidą. Norėjau išgirsti jį kalbantį iš dangaus, kai kurie lyg ir girdėjo kalbantį iš dangaus. Nes mes juk skaitome, kad kai Kristus buvo pakrikštytas Jordano upėje, tai žmonės girdėjo balsą iš dangaus, kuris sakė, tai yra mano mielasis sūnus, juo aš gėriuosi. Taigi žmonės norėjo ir tebenori turėti tam tikrą ryšį ir apsireiškimą Dievo. Ir buvo manoma ir tikima, kad Dievas apsireiškė ten, Dievas apsireiškė ten. Taigi, atrodo, taip įtikinamai buvo kalbama, kad Dievas iš tiesų kalbėjo ir apsireiškė žmonėms ir jie jį matė ir su juo jie kalbėjosi. Bet čia tam vėl yra tam tikrų prieštaravimų, apie kuriuos Jėzus kalbėjo. Netikėkite tai žodžiais, kad sakys Kristus vienur ar kitur kamaroje ar kokiame namelyje. Taigi netikėkit, taip nėra. Bet vėl šventas raštas mums primena, kad Dievo karalystė arba netgi Dievo šventoji dvasia ir pats Dievas gali gyventi žmoguje ir jo kūnas yra bažnyčia šventosios dvasios. Taigi, kaip matome, labai daug painiavos. Ir kad suprasti, kas yra iš tiesų tas Dievas, į kurį tiki daugybė žmonių, netgi ir šiandieną pas mus buvo atėjusi viena tokia viešnia į bažnyčią ir sako, kas čia jūsų per bažnyčią, Jehovos liudytojai, ar kas jūs čia tokie esat? Aš noriu pasistatyti mašiną pas jūs prie bažnyčios aikštelėje. Tai sako, mes nesam Jehovos liudytojai. Taigi pasirodo, kad Jehovos liudytojai, pavyzdžiui, jie Dievą pažįsta kaip Jehovą. Mes pažįstame Dievą kaip Jėzų. Taigi, musulmonai pažįsta Dievą kaip Alachą, Eliją. Ir Jėzus, kai jisai buvo kalamas prie kryžiaus, tai jisai šaukėsi į Dievą ir kreipėsi į Eli, Eli. Ir senujais šumerai, ten šumerų krašte, būtent tarp Tigro ir Eufratų, žmonės taip pat tikėjo Dievu Eliu,
kuris pagal jų tikėjimą buvo kaip žmogus ir jis gyveno ant kalno. Vieni sakė ant vieno kalno, kiti sakė ant kito kalno. Dievas gyvena ant kalno ir ant to kalno užlipti yra gan sudėtinga. Nes ir šiandien yra tokių kalnų, į kuriuos žmogui įkopti, nors jis nėra labai aukštas, bet ten yra tokios sąlygos, kad paprastai niekam nepavyksta į jį įkopti, nes žmogus gali išprotėti, ten yra deguonies stoka ir žmogus gali tiesiog žūti tenai. Ir buvo galvojama, kad prie Dievo negalima prieiti, kadangi jis gyvena aukštai ant kalno ir ten sąlygos išgyventi yra žmogui neįmanomos. Jisai ten gali uždusti, jis gali mirti, gali išprotėti. Tai žmonės galvojo, kad dievai gyvena ant kalnų ir jie turi savo žmoną, savo vaikus. Kai kartais dievai nusileidžia ant žemės, jie mėgaujasi žmonių dukriomis, turi su jomis santykius ir panašiai. Legendų yra įvairių. Ir vėliau žmonės galvojo, kad Dievui kaip vyrui reikalinga yra merginos, reikalinga yra netgi berniukai, reikalinga yra netgi pavalgyti. Ir jam buvo aukojamos aukos ir mėsa, ir įvairios daržovės, ir prieskoniai. Taigi tai buvo žmonių supratimas ir mėginimas pažinti Dievą, koks jisai iš tiesų yra. O duosim jam valgyti ir pažiūrėsim, koks jisai bus, galbūt geresnis Dievas. Ar jis ateis suvalgyti, ar neateis suvalgyti, ar jam reikia mūsų aukų, ar jam nereikia. Ir jam aukso į šventovę atneždavo ir sidabro. Ir mes žinome, kad žmonių tikėjimas tada jau keitėsi, jie pagalvojo, kad gal Dievui ten ant kalno vienam nuobodu. Tai jam tada sako, pastatysime bažnyčias ir namus, kuriuose jisai galėtų gyventi su žmonėmis, jam čia bus smagiau. Tai žmonės pastatė bažnyčias ir galvojo, kad Dievas gyvena bažnyčiose. Bet jeigu mes šiandieną nueitumėm į daugybę bažnyčių, kurios yra šiandien pasaulyje pastatytos, tai galim pastebėti, kad daugelis iš jų yra akmeninis, labai aukštos, labai didelės ir šaltos. Ir kad tas galima pagalvoti, kągi Dievui ten veikti toje bažnyčioje. Juk ką ten gali veikti akmeninėje bažnyčioje ir ten dar galbūt netgi uždarytam būti, švenčių švenčiausiame uždarytam mažytėje dėžutėje. Kągi ten Dievas veiks? Nu tai truputėlį naivokai skamba. Tai būtent, bet buvo toks žmonių tikėjimas ir požiūris į Dievą ir jo pažinimas buvo toks. Bet įdomu tai, kad pažinimas Dievo per tūkstančius metų keitėsi. Ir žmonės suprato, kad Dievas nėra žmogus. Kaip ir minėjau, jau pirmajam iš pranašų, tai yra Mozei, Dievo išrinktam vyrui, Dievas pasakė, tu mano veido nematei. Tai jisai sako, Dieve, nuleisk man pamatyti tavo veidą bent trumpam. Jis sako, ne, tu negalėsi pamatyti mano veido. Nes nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų pamatęs mano veidą ir išliktų gyvas. Taigi žmonės galvojo, kad Dievas yra suėdanti ugnis, deginanti ugnis. Nes jie matė ugnikalnius, baisius trenksmus, jie matė žaibą ir baisius garsus iš dangaus. Ir jie galvojo, kad Dievas yra labai piktas ir labai žiaurus ir kad jam reikalinga yra aukų, kad jisai būtų geresnis. Tai toks buvo tikėjimas ir toks buvo pažinimas. Ir žmonės paprastai tą savo tikėjimą grindė savo protėvių tikėjimu, pasakomis. Ir būtent tas pasakas, tą tikėjimą jie perdavė savo vaikams ir vaikų vaikams. Bet vėl tikėjimas, galima taip sakyti, vystėsi. Ir štai apaštalas Povilas, kai jis nueina dar į Atėnų miestą, ir ten pamato, kad žmonės taip pat ten daug pristatė įvairių šventovių dievams, jau ne vienam, bet daugelį dievų, nes buvo galvojama, kad vienas dievas šitokį sudėtingą pasaulį tai negalėjo sutverti. Paprastai žmonės galvojo pagal save žmogiškai, kad jeigu tu dirbi vienoje įstaigai, tai tu negali visus darbus padaryti vienas. Tu negali atlikti visų darbus, dėl to tam yra samdomi darbuotojai, kad jie atliktų kiekvieną savo srities darbus. Tai žmonės taip ir galvoja, kad yra žemės dievas, žemyna ten, ir tie patys lietuviai, kad yra dangaus dievas, yra derliaus dievas, medžiotojų dievas ir taip toliau. Taigi žmonės pastatė dievams daug namų, norėdami juos pamalodinti, kad jie būtų geresni. Ir štai tada, kada apaštalas jau atvyksta į Atėnus, į tą miestą,
Ir ten jisai pamato, kad žmonės labai daug yra pristatę įvairiausių šventovių. Ir štai apaštalas rašo, aš radau vieną aukurą su užrašu nežinomam Dievui. Taigi aš jums dabar skelbiu apie tą, kurio jūs nepažindami garbinate. Kaip matot ir vėl, žmonės nežinojo, ką jie garbina. Ir mes, jeigu paklausytumėm ir prisimintumėm Jėzų, tai ten samarietė, kuri susitiko juodu prie šulinio, tą patį paklausė, viešpatie Jėzau, tai kur mums melstis? Ar ten Jeruzalėje, žinom, tokia vieta yra, ar ten ant kalno, nes pasirodo žmonės vis dėlto eidavo į kalnus melstis ir galvodavo, kad Dievas gyvena kalne arba kalnuose. Tai Jėzus sako, jūs ateis laikas, kai nei Jeruzalė, nei ant kalno nesimelsite. Jis pasakė, jūs nežinote, kam meldžiatės, bet mes žinome, kam meldžiamės. Nes tikrieji meldėjai meldžiasi dvasioje ir tiesoje ir jiems nėra svarbu, kur, kada ir kaip jie meldžiasi, bet jie meldžiasi ir bendrauja su Dievu dvasiniai. Tai reiškia, ir apaštalai būtent čia ir papasakojo jiems, tai yra atėniečiams, kad Dievas, pasaulio ir viso, kas jame kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankomis darytose šventyklose, ne žmonių rankomis statytose šventyklose. Labai įdomi pasakė. Jo tikėjimas jau buvo, galima sakyti, kitoks. Jau jisai nebetikėjo, kad Dievas gyvena žmonių rankomis statytose bažnyčiose. Ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, jisai sako. Tai reiškia, kaip mes jau žinom turbūt, kad žmonės tikėdami, kad Dievas yra panašus į žmogų, padarydavo iš medžio, iš akmens, ištašydavo dievybę. Ir mes šiandien, jeigu paklaustume archeologų, tai jie galėtų pasakyti, kad pirmykščiai žmonės, kurie gyveno prieš 1000 metų, tai jie garbino daug dievų ir netgi deivių. Ir yra manoma, kad pirmasis dievas galbūt buvo netgi ne vyras, o moteris, vaisingumo deivė, kaip motina. Ji buvo garbinama kaip dievė, kaip deivė ir ją garbino žmonės būtent kaip dievą. Ir vėliau tik tai, kadangi vyrai daugelį religijų sukūrė ir užrašė knygas, tai kaip čia dabar moterį iškelti į Dievą, tai čia jau vyras turi būti Dievas. Taigi žmonės vis dėlto tai galvojo, kad jeigu tu padarai, sakykime, iš akmens ištašai moters figūrą su krūtimis tenai kaip motinos, tai jinai yra Dievas, per kurią į pasaulį ateina žmonės, ateina gyvybė. Iš tiesų, atrodo, mama yra verta pagarbos ir buvo galvojama, kad būtent gyvybės pradžia žemėje atsirado iš moters. Taigi moteris pagimdė. Čia vėl tas klausimas, kas buvo pirmiau, kiaušinis ar višta. Tai žmonės pirmiausiai garbindavo būtent moteris ir galvodavo, kad būtent tomis statulomis reikėtų pasirūpinti. Reikia ją ne tik tai, kad iškalti iš akmens, iš medžio, bet reikia ją taip pat ir nudažyti, pastatyti į garbingą vietą, prižiūrėti tas patalpas, kurioje jinai yra pastatyta. Ir jeigu mes nuvažiuotumėm pas budistus į įvairias šventovės, tai mes galim ten pamatyti Budą, pavyzdžiui. Tai yra žmogus, kuris yra tam tikroje vietoje, labai gražiai nudažytas, ten ir garbinamas, apipavidalintas įvairiais ten paveikslais ir netgi įvairiom gėlėm ir taip toliau. Ir būtent tie dievai, kuriuos žmonės garbino ir dar šiandieną dėja garbina, jie yra netikri. Ir juos reikalinga aptarnauti. Tai reiškia nuvalyti dulkes, perdažyti juos. Taigi visą tai, kas reikalauja būtent tokio aptarnavimo, nėra Dievas. Tai yra tik tai paveikslas, tai yra tik tai statula, bet ne Dievas. Ir štai jisai toliau kalba apaštalas Povilas, grindžia savo tikėjimą ir sako, jis tai yra Dievas, pats visiems žmonėms duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita. Ir iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apibrėžtus laikus ir apgyvendinimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį surastų. Įdomiai.
Tarytum apgraibomis mes Dievą atrandam ir nežinom, ar jį atradom. Nes kartais mes nežinom, kaip minėjau, kartais žmonės nežino ir mes kartais nežinom, į ką tikim. Nes apaštalas tęsia dar toliau, nes jis yra visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Tai dar reikėtų turbūt pastebėti, kad šiandien yra daug žmonių, kurie sako, kad iš viso jokio Dievo ir nėra, nes ne Dievas sukūrė žmogų, bet žmonės savo susigalvojo ir susikūrė Dievą, kuris yra geresnis už juos. Taigi žmonės susigalvojo savo dievus ir tokius, kokie jiems būtų naudingi. Nes jeigu Dievas yra toks, kuris kažką tai draudžia, kažko tai neleidžia, tai tokio Dievo paprastai žmogus nebenori. Jam reikia Dievo, kuris viską leistų ir niekada ir už nieką nebaustų. Tai kągi būtų galima atsakyti į tai? Čia apaštalas duoda atsakymą, kad kai mes žvelgiame į šitą pasaulį, tai mes galime pastebėti, kad pasaulio kūryba yra labai graži, labai įdomi ir tiesiog neapsakoma. Kad šitame pasaulyje yra tokia gyvūnų ir augalų įvairovė, kad kartais mes pagalvojam, kad dar senais Tarybų sąjungos laikais ir dar anksčiau Lietuvos laikais, kai lietuviai gyveno, tai jie tokių maisto produktų, tokių vaisių ir tokių daržovių, kurią šiandieną mes matome parduotuvėse, jie nematė. Aš žinau, vaikystėje man buvo labai nuostabu, kai aš pirmas į gyvenimą pamačiau vynuogę. Gyvenime nebuvau matęs, nes buvo laikas, kai tokių vaisių mūsų šalyje iš viso net nebuvo. Tai kai mes pažvelgiam šiandieną, kiek yra pasaulyje sutvertų maisto produktų žmogui, tai yra neapsakoma daugybė. Ir jeigu mes pažiūrime į tas paukščių plunksnų spalvas zoologijos soduose arba internete, tai mes galim stebėti, kokia tai neapsakoma fantazija, spalvų grožis, gėlių formų įvairovė. Jinai pati liudija, kad šitos gėlės patys savęs nesusikūrė. Kartais žiūri į tą paukštį ir galvoji, tiesiog kaip dailininkų nupieštas paukštelis. Ir jis gyvas, ir jisai čiulba dar, gražiausiam spalvom. Ir jų yra tokia daugybė, kad negalima jais net atsigėrėti. Tai visą tai liudija, kad šito pasaulio sutvėrėjas yra ne žmogus, nes žmogui padaryti tokius darbus būtų per daug sunku. Mes kaip žmonės, ką mes su 2 rankom, 2 kojom ir 1 galvą ten galim padaryti? Labai nedaug. Mūsų darbai tegul būna ir dideli, juk mes žinom žmonių, kurie padarė, pastatė daug. Ir taip pat žinom žmonių, kurie labai daug sugriovė. Bet kad pastatyti tokį nuostabų sutvertą pasaulį, kuriame galėtų funkcionuoti daugybė sistemų, kurios yra priklausomos viena nuo kitos, tai visą tai liudija, kad šito pasaulio sutvėrėjas nėra žmogus, kad jis yra kur kas didesnis už žmogų, kur kas išmintingesnis ir kur kas galingesnis, tik tai deja mes jo pažinti iki galo negalim. Bet šventas raštas mums primena tokį įdomų dalyką, kad tu atrasi Dievą, jeigu tu jį iš visos širdies ieškosi. Ir šiandien turbūt žmonės, kurie ieško Dievo, prašo, kad jisai jiems apsireikštų, kad jie galėtų išgyventi stebuklus, paprastai jie juos išgyvena. Bet vienas jaunuolis nuėjo pas kunigą į bažnyčią ir sako, ar yra Dievas? Tai jis ir atsakė, sako, jeigu tiki yra, o jeigu netiki nėra. Tai čia kaip žmogus tiki. Bet Dievo esybė, jo buvimas vis dėlto nepriklauso nuo žmogaus nuomonės, nes mes kaip žmonės nuomonių galim turėti įvairiausių, dėl jų ginčytis, dėl jų nesutarti, bet vis dėlto nuo to Dievo esybė nesikeičia, arba kitaip tariant, jo būtis. Jis yra ir buvo ir mes net negalime suprasti, kaipgi Dievas negali turėti pradžios arba kaip jisai negali gimti. Tai musulmoniškame tikėjime būtent
buvo priimtos tokios tezės atskirti tikrąjį Dievą nuo išgalvoto Dievo. Ir ten kai kurie dalykai, kai kurie sakiniai būtent sako taip, kad Dievas nėra žmogus, kad jis negimsta ir pats negimdo ir su juo nieko nėra įmanoma sulyginti, nes jis nepanašus nei į žmogų, nei kažkokį paukštį, nei į daiktą. Neįmanoma Dievo, tikro Dievo su kuo nors palyginti. Netgi su vėjo ošimu. Ir kai Jėzus sakė, kad Dievas yra dvasia, ir tai Nikodemas sako, tai kaip tai suprasti? Tai sako, tu girdi vėjo ošimą, bet tu nežinai, nei kur jisai atsiranda, nei kur jisai nueina. Taip ir Dievo išgimusiai iš šventosios dvasios yra, ir taip ir Dievas, jis nėra matomas, bet jis daro nuostabius darbus. Ir dar čia apaštalas gražiai sakydamas, kad mes tik tai apygraibomis jį atrastume. Taigi apaštalai matė Jėzų ir norėjo jį užčiuopti. Ir kai Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, tai Tomas norėjo, sako, kol aš neužčiuopsiu savo rankomis, to nepatikėsiu. Taigi jie buvo su Jėzumi, kuris buvo Dievo sūnus ir kur Dievas įsikūnijo Jėzuje Kristuje ir per jį darė tokius stebuklus, kurių nei vienas žmogus negalėjo padaryti. Tai reiškia prikelti mirusius, gydyti ligonis, išvaryti dvasias. To žmonės paprastai padaryti negali. Ir prikelti mirusį taip pat. Žmogų gali nužudyti, pakenkti jam, bet prikelti iš mirusiųjų dėja negali. Bet per tikėjimą į Jėzų Kristų tą galėjo padaryti Jėzus ir tą galėjo padaryti ir apaštalai. Taigi pasirodo, kad Jėzų apaštalai truputėlį užčiuopė, bet mes skaitome, kad kai Kristus prisikėlė ir užžengė pas savo tėvą, tai tas pažinimas irgi buvo toks gan sudėtingas, kaipgi dabar yra, kad čia buvo Jėzus ir čia nėra, ir jisai sako, kad vėl yra. Ir jisai priminė apaštalams, kad ateis laikas ir jie supras, kad Jėzus yra juose ir jie yra jame. Labai sunku suprasti, kaip tai Dievas gali būti mumyse ir mes galime būti Dievyje. Ir pasirodo, čia toliau apaštalas dar įdomiai rašo, kad Dievas yra visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Kaip minėjau, mes galime kreiptis į jį bet kada ir bet kur. Jis visuomet mums turi laiko, nepaisant nuo mūsų nuodėmių. Ir mes turbūt puikiai žinom, kad štai pirmieji žmonės, kada jie nusidėjo, tai jie pasislėpė nuo Dievo ir bijojo į jį kreiptis. Nes turbūt mes tą irgi puikiai žinom, kad jeigu mes žmogui ką nors padarėm arba pasakėm, tai arba susipykom su žmogum, tai mes dažnai net nenorim su juo susitikti, tiesiog praeiti kitą gatvę, panašiai kaip tas pasakojimas apie tą gailestingą samarietį, kad negi kunigai praėjo pro tą žmogų, kuris buvo sumuštas ir sužalotas. Tuo tarpu tik tai vienas samarietis prie jo priejo. Taigi kartais mums tiesiog yra įperšamos tokios mintys, kad jeigu žmogus jau nusidėjo, tai prie Dievo prieiti jam niekaip nebus galima, kad toks žmogus yra pasmerktas. Tai mes žinom, kad buvo toks tikėjimas ir Lietuvoje, ir ta paskenduoliai, būtent tas spektaklis, kad jeigu mergina tenai pastojo, būdama nesantuokoje, tai atleidimo nebus. Ir tokiai moteriai, kai jinai nuėjo išpažinties pas kunigą, sako, ne, tau jau čia išrišimų nebus. Tai išeitų taip, kad žmonės nustatė tam tikras ribas, kurios užkerta žmogui kelią prie Dievo priėjimo. Ir pasako, kad jam tai negalima. Tuo tarpu Dievas jokių užkardų žmogui nepadaro. Ir pas jį gali ateiti visi. Ir to pavyzdys būtent buvo Jėzus ir norėjo pasakyti, kad Dievas nėra toks, koks yra žmogus. Kad pas Dievą gali ateiti kiekvienas žmogus, kur ir kaip jisai begyventų. Kiek ir kaip jisai būtų nusidėjęs. O mes kaip žmonės sakom, tau tas negalima, tau anas negalima. Ir daug tokių dalykų mes patys pasistatom savo tam tikras užkardas. Ir kaip ir Jėzus sakė, nei patys einame į išganymą, nei prieiti norintiems į išganymą neleidžiame. Tas jis sakė žydams, mūsų viešpats Jėzus. Taigi Jėzus mokino, kad Dievas nėra toks, kokį jį piešia dažnai žmonės. Kad jis yra kur kas geresnis negu žmogus.
Tai ir vėl jisai čia rašo, kad Dievas yra netoli nuo kiekvieno iš mūsų ir Jėzus tą patvirtina. Ir sako, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu jūsų tarpe. Taigi šiandien mes galim pastebėti, kad Jėzus, negalim pastebėti, bet galim tik tikėti, kad Jėzus yra kartu su mumis. Jeigu tikim. Jeigu netikim, jo nėra. Jo čia nėra. Bet jeigu tikim, jis yra. Ir čia vėl. Ir mes, apaštalas rašo, jame gyvename, judame ir esame. Kaip jie pasakė kai kurie iš jūsų poetai, mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį ar į meno ar žmogaus minties kūrinius. Taigi Dievas nėra žmogus, jis nėra panašus į tą, ką sukūrė žmonės iš aukso ar sidabro. Ir kartais žmonės sako, kad tai yra brangus kūriniai, jie labai brangiai kainavo, todėl jie yra garbinami kaip dievai. Bet vis dėlto apaštalas toliau tęsia, kad Dievas nėra žmogus, bet jisai nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį jam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusiųjų. Taigi apaštalas turėjo progą papasakoti būtent apie Jėzų, kad Dievas, šito pasaulio kūrėjas, pavedė teismą ir visą šitą žemę ir dangų, apie kurį Jėzus ir sakė, man yra duota visa valdžia danguje ir žemėje, todėl eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės, mokindami juos laikytis visko, ką aš esu jums įsakęs. Taigi Dievo pažinimas tęsiasi, mes stengiamės jį pažinti. Ir stengiamės jį pažinti, nes žinom dar ir tai, kad pažinti Dievą reiškia turėti amžiną gyvenimą. Taigi Dievas yra netoli nuo kiekvieno iš mūsų, jis nestato jokių sienų, arba kaip žmonės tikėjo, kad į tą kalną pas Dievą prieiti neina, kad pas Dievą prieiti yra pastatytas angelas su kerštančiu ir žudančiu kardu ir kad žmogus negali prie Dievo prieiti ir su juo bendrauti. Bet Jėzus, galima tai pasakyti, šitą kardą jis tai atima. Ir jis būtent yra tas, kuris tą kelią atveria pas tėvą ir sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas ir niekas neateina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. O pas Jėzų mes galim prieiti bet kada ir bet kur. Ir jis būtent yra tas, kuris papasakojo, kad Dievas nėra žmonių skirstytojas, nors kartais atrodo ir atrodė žmonėms, kad Izraelio tauta yra išrinktoji ir pirmgimė Dievo tauta ir mylima tauta, o visi kiti žmonės yra Dievo nemylimi ir todėl juos galima išnaudoti, apvogti, pavergti, žudyti. Ir todėl šitokias tikėjimas turėjo vis dėlto vystytis į tai, kad Dievas nėra šališkas, nėra vienos šalies Dievas. Nes kartais yra sakoma, kad tiek tautų, tiek dievų. Viena tauta kariauja ir jos tautos Dievas yra vienoks, o kitos tautos Dievas yra kitoks. Ir kai Izraelyje vykdavo karai, tai žmonės taip galvodavo, kad jų Dievas yra dykumų Dievas, o anų Dievas yra kalnų Dievas. Tai dabar žiūrėsim, kuris Dievas nugalės ir kuris daugiau žmonių nužudys. Taigi tai buvo žmonių įsivaizdavimai ir žmonių buvo tikėjimai. Ir netgi buvo žmonių, kurie su kryžiaus ženklu ėjo ir žudė žmonės ir buvo sakyta, kad būtent netgi su tuo ženklu žudydamas tu nugalėsi. Taigi tikėjimų buvo ir jo įvairių. Bet kaip minėjau vėl, yra sakoma, kad kartais žmogus pažįsta Dievą kaip tie žmonės, kuriems buvo užrištos akys ir leista buvo jiems apčiupinėti dramblį žmonėms, kurie gyvenime galbūt nebuvo matę dramblio. Ir kai jie jį apžiūrinėjo, tai vieniems visai atrodo kaip kažkokia šlanga tenai, kitas dar turėjo savo įsivaizdavimus, bet kas yra tas dramblys, taip jie paaiškinti ir negalėjo. Tai panašiai ir mes šiandieną. Mes iš tiesų tikime,
kad Dievas yra, kad Jis yra dvasia, bet kad pažinti jį iki galo, tai dėja mums dar nepavyks. Nes yra sakoma taip, kad jeigu tu jau sakai, kad pažįsti Dievą, tai tas tavo pažįstamas Dievas jau yra ne Dievas, kadangi tu jį jau pažinai. Nes Dievo pažinti dėja, kai būtų gaila ar keista, iki galo nepavyks. Mums gali pavykti pažinti mūsų viešpatį Jėzų ir tai mums yra sunku. Kodėl? Todėl, kad mes patys savęs nepažįstam. Ir mums atrodo, kad kartais mes savo artimą ir mylimą žmogų puikiai pažįstam. Žinom, ką jis galvoja, ką jis jaučia, bet iš tiesų mes jo nepažįstam. Ir kiekvieną akimirką jis gali padaryti mums tokių siurprizų, apie kuriuos mums net į galvą nebūtų atėję, kad jis tai gali padaryti, arba jinai gali tą padaryti. Taigi, mes esame žmonės. Ir todėl pažinti Dievą mums yra neįmanoma, bet tai yra siekis. Tai yra siekis ir tai yra gera. Nes yra sakoma, kad daug žmonių sako, na, kas bus, jeigu aš savo tikslą pasieksiu. Tai man reikės tada ieškoti naujo tikslo, net tas tikslas jau bus neįdomus, jis pasiektas jau. Tuo tarpu Dievą pasiekti, jį pažinti, dėja mes mokomės visą mūsų gyvenimą. Ir tai yra procesas, ir tai yra malonus procesas. Ir kaip ten yra sakoma, vienas dresiruotojas yra pasakojo, kai jis dirbo su delfinais, tai jis sako, kartais man atrodo, ar aš čia noriu pažinti tuos delfinus, ar jie čia nori pažinti mane kaip žmogų. Tai dar nežinau, nes jie yra protingi savotiškai. Taigi, kad Dievas mus pažįsta, tai mes galime būti dėl to ramus. Nes nėra nei vieno žodžio ant mūsų liežuvio, kurį Dievas nežinotų. Ir nėra mūsų mintyse, kurio Dievas taip pat nežinotų. Jisai žino mūsų praeitį, jisai žino mūsų ateitį, jisai žino kada ir ką ir kodėl mes taip padarėm, arba kas mus privertė tai padaryti. Nes daugybė dalykų, kuriuos mes darom gyvenime, mes buvom priversti juos daryti. Mes to nenorėjom. Ir kartais yra sakoma, kad žmonės, kurie padaro nusikaltimus, paprastai savo iš prigimties žmogus blogų dalykų daryti negali arba nenori. Bet jis yra priverčiamas savo kūno jausmų, savo geismų, kitų žmonių įtakos, kitų dvasių įtakos. Jis yra priverstas daryti tai, ką jisai nenori. Ir kartais niekas negali pasakyti, kodėl žmogus tai padarė. Ir niekas, netgi geriausi teisėjai ir advokatai, negali to pastebėti ir išaiškinti. Bet Dievas visą tai žino. Jisai žino, ką mes galvojam, pro ką mes praeinam, kas mus privertė tai padaryti. Nes daugybę nusikaltimų priverčia padaryti tokie žmonės arba tokios dvasios, apie kurias mes net nepagalvojam. Taigi, Dievo pažinimas, mes jo siekiam ir esam dėkingi Dievui, kad jisai leidžia mums po truputėlį jį pažinti, tokį, koks jis yra. O jis yra pilnas malonės ir gailestingumo. Ir tą jisai parodė per savo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų, kurio mes dėja dar iki galo taip pat nepažįstam, kaip nepažinojo jo netgi apaštalai. Nes ir apaštalus Jėzus perspėjo dėl jų tikėjimo silpnumo, nes ne visi apaštalai tikėjo, kad Jėzus yra išganytojas, kad jis yra tas išganytojas, kurį Dievas atsiuntė į šitą pasaulį. Nes jie galvojo žemiškai ir žmogiškai, kad Kristui nereikia kentėti, kad jis yra tas, kuris atstatys Romos imperijos, nugriaus Romos imperiją, atstatys Izraelio valstybę ir bus karaliumi Izraelyje. Bet jie tokio Jėzaus, koks jis iš tiesų buvo, taip ir nepažino. Tai mes irgi stengiamės pažinti Jėzų tokį, koks jisai yra, ir tai mums nėra lengva, bet tai yra malonu. Bendrauti su Jėzumi, o yra sakoma taip, kad norint pažinti su žmogų, reikia su juo nueiti tam tikrą gyvenimo kelio atkarpą ir dažnai patirti tuos vargus ir skausmus, kuriuos jisai patiria pats. Nes turbūt tą mes irgi puikiai žinom, kad žmogus, kuris niekuomet gyvenime nėra sirgęs, jis nelabai gali suprasti žmogaus, kuris kenčia skausmus, jam atrodo, kad jis čia apsimeta. Ir nemažai jaunų gydytojų, seselių, tai nemažai taip ir galvoja, kad žmogus tiesiog apsimeta. Jis nesirga, bet jis apsimeta. Taigi, kad suprasti žmogų ir jį pažinti, reikia praeiti su juo nemažą gyvenimo kelią, kad bent truputėlį jį pažinti, suprasti, pro ką jisai praeina, ką jisai jaučia.
Tai panašiai ir mes su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, mes negalime jo užčiuopti, mes negalime gyventi su juo, draugauti su juo kaip su žmogum, nes jis nėra žmogus, jis yra dvasia. Tai mums tas pažinimas ir bendravimas yra truputėlį kitoks negu su žmogum, bet per tuos visus gyvenimo mums duotus metus mes galime Jėzų šiek tiek pažinti, šiek tiek suprasti, kokia yra jo valia, kokie yra jo siekimai ir panašiai. Taigi, mielas Dievas mums te leidžia ir toliau augti pažinime mūsų mielo dangiško tėvo, mūsų viešpaties Jėzaus. Nes Jėzus mums davė pažadą, kad jisai būtent gali mums apreikšti savo tėvą ir papasakoti, koks jisai yra. Ir jis tą stengiasi padaryti žydams, o ir mums šiandieną, kad mes jau vis labiau ir labiau galėtumėm jį pažinti kaip Dievą, kurį pažinus mums garantuojamas yra amžinas gyvenimas. Amen. Šiandieną ruošimės švęsti šventąją vakarienę.